Trečiadienį Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimas surengė itin karštus kandidatų prezidentus debatus politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Į diskusiją atvykti išdrįso 5 iš 7 kandidatų į aukščiausią šalies postą. Algirdas Butkevičius, Kazimiera Prunskienė, Česlovas Jezerskas, Valentinas Mazuronis ir Loreta Graužinienė. Beje, pastaroji surengtoje konferencijoje buvo pasyviausia. Vieninteliai kviesti, tačiau žurnalisto ir Respublikos leidinių grupės vadovo Vito Tomkaus organizuota diskusija nesugebėję, o gal pabijojo atvykti kandidatai buvo Dalia Grybauskaitė ir Valdemaras Tomaševskis. Kartu su svajojančiais apie prezidento kėdę diskusijoje dalyvavo ir nušalintasis prezidentas Rolandas Paksas. Dalyjasis labai jau trumpos prezidentavimo karjeros metu įgyta patirtimi. Faktas. Ne vienas iš diskusijoje dalyvavusių kandidatų nesugebėjo atvirai atsakyti ne į vieną tiesmuką Vito Tomkaus klausimą. O kai kurie kandidatų atsakymai daugiau buvo tuščios demagogijos ir bandymai įtikti bei patikti visiems nei asmeninis požiūris. Paklausti, ar Lietuvoje yra mafija, visi kandidatai lyg susitarę teigia, jog taip, yra. Tačiau kažkodėl ne vienas nedrįso įvardinti oligarchų pavardžių. Įvardinti negalėčiau, iš karto sakau, nes jeigu būtų galima taip laisvai įvardyti, tai jau mūsų teisėsauga, kuria aš tikiu, jinai būtų su jais ir aš galiu įvardinti tik tas pavardės, kurias spaudoju. Galiu įvardinti tokiu atveju, kad šiandien čia turėčiau konkrečiai faktus ir galėčiau visiems parodyti. Kitaip aš būsiu apkaltinta šmeižtu ir rytoj būsiu teisme. Vienintelis Mazuronis kaip oligarchus įvardijo kelias verslo struktūras, nors ir labai jau nedrąsiai. Prie tokių aš priskiriu Rubikoną. Čia ne pavardė, ar čia žydiška pavardė? Čia ne žydiška, čia yra grupė ekonominė, o kas jau vadovauja, jūs žinot geriau negu aš. Prie tokių aš pritariu, paskutinis Leo, tai yra Open Marketas arba Maksimos žmonės ir taip toliau. Tai yra tie, kurie daro įtaką įstatymų priėmimų. Prie tokių aš priskirčiau tuos, kurie savo laiku pramušė žemės gelmių įstatymą. Jūs žinote, kas tada dalyvavo, Dujotekanas. Tada kitaip vadinami ne Dujotekanas, bet tuometinė Regionafta ir panašiai. Paklausti, kada galėtų būti grąžinamos valstybės skolos, kandidatai konkrečiai atsakyti taip pat negalėjo. Išėjus iš ekonominės krizės, palaipsniuose ir grąžinam. Aš esu ne ekonomistas, bet ir turbūt aš tų konkrečių planų, skaičių ir kitų aš ir nedėstysiu. Ir aš manau, kad prezidentui, būnant prezidentui, ne jo darbas yra tuos dalykus daryti. Bet aš manau, kad mūsų valstybė, jūs paklausite, kada atiduos visas skolas, aš manau niekada. O Respublikos vyriausiam redaktoriui prabilus apie tai, kodėl laikomasi kai kurių ES Lietuvai primestų nuostatų, kandidatai nevykusiai bandė šmaikštauti ir išsisukinėti. Kodėl moka pinigus, kad žmonės nedirbtų? O čia jau yra blogai. Dabar mes turime reiškinį, kada bedarbystė. Pažiūrėkit, mes išmokėsim. Kodėl žmonėm moka pinigus, kad supjaustytų laivus? Kodėl žmonėm moka pinigus, kad jie ten pasėlių nesodintų? Kodėl? Na, čia yra tokia Europos politika mažinti. Bet kodėl? Man paaiškinkite. O todėl, kad, pavyzdžiui, Kuršių Marioj žvejų yra daugiau negu žuvų. Ir pasakykite dabar administracinė tvarka, kuris žvejys turi pasitraukti. Dar didesnės aistras sukėlė Vito Tomkaus klausimas apie Lietuvoje šnipinėjančius užsienio šalių agentus. Kad jų yra, sutiko ko ne visi kandidatai. Skiriasi tik įvardintos šalys. Sunku ką pasakyti, bet aš manau, kad tai daugiau iš rytų šalių. Ir iš rytų, ir iš vakarų, bet galbūt daugiau iš Atlanto. Agentai yra mūsų geopolitinė padėtis tokia, kad jie čia ir turi būti. Jie dirba savo darbą. Vis dėlto visi diskusijoje dalyvavę kandidatai paklausti, kodėlgi siekia prezidento posto, naiviai tvirtino tik į kardinaliai pakeisti ne tik visos lietuvių tautos dabartį, bet ir ateitį. Tačiau konkrečiais pavyzdžiais atsakyti, kaip ketina tai padaryti, nesugebėjo ne vienas. Išvada. Visi iki vieno diskusijoje dalyvavę kandidatai į prezidento postą yra arba bestuburiai, arba bailūs it zuikiai prisitaikėliai, neturintys tvirtos asmeninės nuomonės, pamatinių vertybių ir supratimo apie tikrąją padėtį šalyje. Tačiau prezidento posto siekti sau leidžiantys.